Ir aš nieko nesuprantu. Ir vieną vakarą sakau, Dieve, aš nežinau, kas čia vyksta su tais kryžiais. Jau bendruomenė pradėjo šaipytis iš mūsų, sako, jūs jau čia pagonių šventyklą pasistatėt pas save namie. Nu jo, tikrai, žinai, ir kažkaip. Ir ačiū Dievui, kad jisai kalba, kad jisai mylimus ir jisai visada turi atsakymus į visus klausimus. Tik tai klausykim ir klausykim jo. Ta prasme, malda neturi pasibaigti. Pasimeldai ir išėjai. Po to jisai kalba ir tikrai kalba. Ir aš išgirdau, pirmą kartą taip ryškiai išgirdau ir jisai sako, kalbėk apie kryžiaus esmę. Apie tai, ką mano sūnus padarė ant kryžiaus. Ir tada viskas virto. Aš supratau, kad šitie kryžiai yra tik tai jau subanzaintas kryžius, kuris iš tikrųjų buvo. Ir tada viskas virto, tada aš supratau, ką aš turiu kalbėti, ką mes turim, kokią žinią turim atnešti žmonėm, kad nesvarbu, ar čia yra, žodžiu, 5 ar 8 kryžiai, ir ne svastikoj, ir ne saulė yra esmė, ir ne mėnulyje yra prasmė, kas aukščiau, mėnulis, saulė, vienas atšvaistas, kitas neatšvaistas, viskas tvarkoja su šitais kryžiais. Ir iš žmonių susilaukdavau lankytojų kritikos, sakydavau, tai čiagi pagonybė. Ir aš nežinodavau, ką atsakyti, bet paskui Dievas man atsakė. Sako, kaip Dieve pasakyti man, kad čia ne pagoniškas simbolis kryžius, kad čia yra tavo simbolis. Sako, pasižiūrėk į savo rankas. Jos pagoniškos ar krikščioniškos? Rankos yra darbo žmogaus simbolis. Dirbančio savo rankom žmogaus simbolis. Ir galite atsakyti kas nors, jos yra pagoniškos ar krikščioniškos mano rankos? Jos buvo pagoniškos, žinokit. Dabar yra krikščioniškos. O koks skirtumas? Kas pasikeitė? Nieko nepasikeitė. Kaip buvo jos su 10 pirštų, taip ir liko. Taip ir atsakau žmonėm. Taip, pažiūrėkite į mano rankas. Jos pagoniškos ar krikščioniškos, kaip įtarėt? Ir suprantat, ir kryžius, apie kurį tėvas paprašė papasakoti, atrodo ne taip, kaip šitie kryželiai. Jis labiau panašus iš tai šitą kryžių. Jame jokio grožio nematyti. Mūsų viešpas mirė ant kryžiaus, baisia mirtim. Jis paaukojo save, išliejo savo šventą kraują. Ir tai ne šiaip savo įvyko. Tai įvyko dėl to, kad mums nereikėtų mirti. Ir pasaulis, jisai vienaip vertina. Katalikiškam pasaulyje ant kryžiaus viršaus dažnai būna užrašas. Tas užrašas, kurį užrašė pasaulis, užrašė 3 kalbom. Tai lotynų, hebrajų ir graikų. Mūsų lietuviai pratę viską trumpinti, tai sutrumpino iki 4 raidžių. Jėzus, Nazarietis, Rex, judėjų, karalius judėjų. Ir tai užrašė Pontijus Pilotas. Jis buvo kaip pasaulietis. Ir tėvas atvėrė, ką pats Jėzus pasakė apie savo mirtį. Apie savo mirtį jis pasakė paskutinį žodį. Atlikta. Jis pasakė atlikta. O kas atlikta?
atlikta tai, sunaikinta visa nuodėmė. Klausimas, kas įeina į nuodėmę? Jūs atsimenat, pati pradžia – Adomas, Ieva. Nuo ko viskas prasidėjo? Viskas prasidėjo nuo melo. Melas pagimdė gėdą. Tada atsirado baimė. Jie patyrė netektį. Tada Kainas Abelis pavydi brolis broliui. Tada pyktis. Smurtas. Brolis prieš brolį. Tada neviltis. Sur neviltis. Tada lygos. Ir kaip paskutinis priešas po Jėzaus kojomis mirtis. Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį sūnų, kad kiekvienas, kuris tiki, nepražūtų, bet turėtų amžiną gyvenimą. Aš ne visą apreiškimą jums papasakoju. Dar liko viena dalis, dar liko pažadas. Dievas davė pažadą, jisai sako, kalbėk apie kryžiaus esmę. Kalbėk apie mano sūnų, ką jis padarė ant kryžiaus, o žmonės aš tau atvesiu. Žmonės aš tau pats atvesiu. Ir ačiū Dievui, tai vyksta. Aš kalbu, o kas jis atvedė čia? Bet čia tik viena kryžiaus pusė, žinokit, čia tai, kas ant čia pakabinta šitoj pusėje, mums jau nebepriklauso. Gera žinia yra ta, kad kryžius turi antrą pusę. Ir tai yra gera žinia. Tai yra teisumas, ramybė, džiaugsmas, pažinimas, saugumas, kantrybė, viltis, stiprybė, kelias, meilė, sveikata, amžinybė, tikėjimas, laisvė ir visa tai ir dar daugiau yra gyvenimas. Ir kaip pasakė apaštalas Jonas, viso pasaulio knygos nesutalpytų tai, ką padarė Jėzus. Nors jis neparašė nei vienos knygos, jis nepadarė nei vieno kryžiaus. Jis kryžių išgarsino visam pasaulyje. Visas pasaulis šiandien žino apie kryžių. Ir dažnai pas mus atvažiuoja turistai ir sako, o ar buvo tas Jėzus Kristus? Gerbėmieji, išsitraukė telefoną iš kišenės, paspauskit mygtuką, kad užsidegtų šviesa ir ten parašyta, kad Jėzus Kristus tikrai buvo. Ten parašyta, šiandien dienos data nuo Kristaus gimimo. Tai va, tai žodžiu, ir kaip gimsta idėjos, Dievas atneša žodžius. Ne viskas parašyta Biblijoje, ką mes kalbam, bet yra nuostabų žmonės. Lietuvoje yra poetai. Ir Justinas Marcinkevičius, Lietuvos poetas, kuris jau išėjo iš šios žemės, jisai palikęs nuostabius žodžius. Jisai yra pasakęs, kad eilėrašty Langai yra tokie žodžiai jo. Įsiremsi, būdavo akim ir su langu
kryžium susiliesi. Ir jau niekas nepajėgs atimti, ką suspėsi akimis paliesti. Ir aš pamačiau, kad daiktą iš mūsų galima atimti, bet ką mes pamatėm akim, nebetims niekas. Todėl tos vizualizacijos, apie jas mes kalbam turistam savo sodyboje. Kiekvieną kartą, kai atvažiuoja žmonės, mes kalbam. Mes ne vienerius metus meldėmės su žmona, kaip mums skelbti Evangeliją. Ir per savo talentą, per savo kūrybą, per savo sodybą. Ir, ta sodyba iš viso ten stebuklas, ten atskira tema. Bet Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį sūnų, kad kiekvienas, kuris įtiki, nepražūtų, bet turėtų amžinai gyvenimą. O tokiam dar pabaigai, kaip sakėm, apšildome šią bajanistą. Tai yra toks eilėraštis. Man patinka viena tokia poetė, Elena Kaminskienė. Ji yra parašysi eilėraštį Kitokia meilė, vadinasi. Kas pavers tavo rūškaną rytą į svaiginančiai smagų šokį? Kas tau leis prisiglaus prie savęs, nors mylėti visai dar nemoki? Kas išplėš iš piktos vienumos ir ištars, tu labai reikalingas? Kas lyg paukštį į laisvę išleis, paprasčiausiai, kad būtum laimingas? Niekada nepaliks. Nuolat klumpantį guos, ves ir mokys. Gal skaudės, bet bus skausmas kitoks. Jėzaus meilė pakels, ji kitokia. Kas pavers tavo rūškaną rytą į svaiginančiai smagų šokį? Kas tau leis prisiglaust prie savęs, nors mylėti visai dar nemoki? Kas išplėš iš piktos vienumos ir ištars tu labai reikalingas? Kas lyg paukštį į laisvę išleis, paprasčiausiai, kad būtum laimingas? Niekada nepaliks, bus šalia, nuolat klumpantį guos, ves ir mokys. Gal skaudės, bet bus skausmas kitoks. Jėzaus meilė pakels į kitokią. Kas pavers tavo rūškaną rytą į smaiginančiai smagų šokį? Kas tau leis prisiglaust prie savęs, nors mylėti visai dar nemoki? Kas išplėš iš piktos vienumos ir ištars tu labai reikalingas? Kas lyg paukštį į laisvę išleis, paprasčiausiai, kad būtum laimingas? Niekada nepaliks, bus šalia, nuolat klumpantį guos, ves ir mokys. Gal skaudės, bet bus skausmas kitoks. Jėzaus meilė pakels į kitokią. Šalia, nuolat klumpantį guos, ves ir mokys. Gal skaudės, bet bus skausmas kitoks. Jėzaus meilė pakels į kitokią. Niekada nepaliks,
žalia, nuolat klumpant į kuos,